Tai sveiki visi dar kartą. Papasakosiu, šiaip iš tikrųjų grįšiu prie turbūt daug dalykų apie tai, kas jau buvo kalbėta, gal kažkiek kartosis, bet man atrodo, tuos dalykus šiandien kartoti tikrai nebus per daug. Tai norisi pakalbėti apie tai pirmiausia, kaip jaučiasi vaikai ligoniniai, man atrodo, jau šiandien irgi ir tą temą palėtėm, bet negirdėjom pačių vaikų, man atrodo, dar iki galo žodžių, kaip jie galėtų jaustis arba kaip jie jaučiasi būdami ligoniniai. Tai kviečiu paklausyti juos pačius. Žmonės apsikabina, nes vieną kitą myli. Kai liūdna, kai linksma kartais. Reikia per dieną apsikabinti 100 kartų. Jeigu apsikabini, pasijūti apsaugotas. Apkabinimas turėtų trukti 10 valandų. Kai žmogus kažkoks apsikabina, širdelė smagiau plaka. Jeigu būčiau ligoninėj vienas, tai tada Taip, tai čia nutraukiu šitoje vietoje labai akivaizdi, ar ne, šito vaiko kalba. Ir mes žinom, kad vaikai į ligoninę guldomi dėl tikrai svarbių priežasčių. Jiems reikia pasveikti, juos reikia išgydyti. Bet taip pat žinom, kaip vaikai jaučiasi ligoniniai. Ir tikrai mažai vaikų yra. Mes galime, aišku, padaryti, kad vaikai galėtų po ligoninės išeiti laimingi, kaip aš pasakau to įvadiniai kalboj, mama ir dukra gali išeiti su šypsena veide ir ramios. Bet kai patenka į ligoninę, arba nebūtinai guldami į ligoninę, kai atvyksta kažkokio medicininiam procedūram, tai vaikai tikrai nerimauja, bijo, jie daug ko negali kontroliuoti, jie nesupranta nei kiek laiko bus, nei kas su jais bus daroma, nei kas su jais vyks, kiek skaudės, kiek neskaudės. Jie liūdi, jie pyksta, jiems skauda, jie kenčia. Ir čia truputėlį, žinau, kad nelabai patinka žiūrėti į skaidres su tiek teksto, bet tikrai norisi pasiremti ir tyrimais, ir mokslu, ir dar kartą pabrėžti tam tikrus dalykus. Ką mes žinom iš įvairių tyrimų, iš mokslo, tai kad buvimas ligoniniai yra sunki emociškai ir gali būti traumuojanti patirtis. Psichologinis stresas žinom, kad sukelia kliniškai reikšmingų žaizdų gijimo vėlavimus, o psichologinis stresas apsunkina gijimą. Tai, man atrodo, čia jau niekam nėra naujiena, kad emocinė sveikata labai susijusi su fizinė sveikata. 10–15% vaikų, kurie patenka į ligoninę, jiems išsivysto potrauminio streso sutrikimas. O jeigu jie patenka į intensyvios terapijos skyrius, tai tas dažnis yra dar didesnis. Žinom taip pat ir apie vaikus, nors tokių tyrimų atlikta palyginus nedaug, bet žinom, kad ir vaikai ligoniniai palikti be tėvų patiria sunkius fizinius ir emocinius išgyvenimus. Tai taip pat tyrimai, ką rodo, kad atskirimas nuo tėvų yra stiprus papildomas vaikų stresorių šalia kitų, tokių kaip ligoninės aplinkos nepažįstamumas, medicininės procedūros, skausmas, kontrolės nebuvimas. Ir tokiais atvejais sunkus vaiko išgyvenimai gali užsitęsti ir po išrašymo iš ligoninės. Kitaip tariant, net grįžę namo, jie gali sunkiai miegoti, jie gali rodyti kitokius simptomus, kad jie išgyvena vis dar stresą, nerimą. Su sunkia emocinė patirtimi vaikai ligoniniai susitvarko geriau, kai tėvai yra šalia arba kiti artimi žmonės ir atliepia vaikų fizinius ir emocinius poreikius. Kai jų nėra, slaugos personalui tenka tą daryti. Ir vėlgi yra padaryta tyrimų ir irgi yra žinoma, kad dėl darbų gausos apimties slaugos personalui dažnai yra per didelė emocinė našta pasirūpinti vienišų vaikų psichosocialiniais poreikiais. Ir tai vėlgi yra suprantama ir normalu. Mes žinom, kas įeina į slaugytojų darbą. Ir šiandien profesorius Rimantas Kėvalas kalbėjo apie perdegimą ir matėm, kad ypatingai skalė aukšta yra slaugytojų tarpe, perdegusių žmonių. Žinom, kad jom tenka didelė
didelis krūvis, ką turi padaryti, visą skyrių vaikų apeiti, sužiūrėti jų visą medicininę būklę. Tai jeigu dar jiems uždėsim naštą pasirūpinti vaikais, su jais žaisti, bendrauti, guosti, raminti, tai daugam tikrai gali būti per didelė našta. Ir tai yra suprantama. Dėl to norėsiu ir praplėsti apie savanorių buvimo galimą naudą ten skyriuose. Tai šiandien vėlgi buvo kalbėta ir aš labai daug nesiplėsiu apie tai, kad vaikai, ypač būdami maži, bet net ir paaugliai, jie retai kada gali taip tiesiai šviesiai ištransliuoti: man skaudu, man neramu, man liūdna, man pikta. Ypatingai, jeigu mes turim vaikus iš kažkokios nesaugios aplinkos, galbūt patyrusios ankstesnių trauminių išgyvenimų savo gyvenime, vaikus iš globos namų, vaikus iš krizinių sudėtingų aplinkybių šeimose, tai tiem vaikam atvirai kalbėti apie savo jausmus dažnai būna dar sunkiau. Ir kaip galim mes pamatyti suaugę, kas vyksta po vaikų elgesiu. Nes dažniausiai čia panašiai kaip su ledkalniu. Mes matom tai, kas yra virš vandens, ledkalnio viršūnė. Tai yra, mes matom vaiko elgesį. Ką ligoniniai matom? Matom, kad kai kurie vaikai išdykauja, keikiasi, būna ir tokių atvejų, neklauso, nebendradarbiauja su medikais, nenori gerti vaistų, nieko nenori valgyti, nekalba, arba atvirkščiai. Būna labai sukalbami, viskam paklūsta. Kai kurie vaikai, man atrodo, dabar dažnai nori būti ekranuose. Ir kartais mes net ir girdim iš slaugos personalo ar kitų žmonių, kai sako: šitam vaikui savanorių nereikia, pavyzdžiui, arba jam viskas gerai. Jisai visą laiką būna planšetėje, žiūri filmus, jisai kaip tik atsisako kažkokios kompanijos. Kai kurie vaikai verkia daug, kai kurie neverkia visai. Kai kurie tyli, kai kurie nori daug kalbėti, nemiega arba miega ištisai, nevalgo. Dažnai vaikai, vėlgi dėl sunkių išgyvenimų, dėl nerimo, dėl baimės, dėl kitų sunkių jausmų, dėl tos bejėgystės, kurią patiria ligoniniai, jie regresuoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie sumažėja savo raidoje. Pavyzdžiui, 6-metis, kuris šiaip įprastu atveju gerai kalba, moka naudotis tualetu, pats valgo, pats apsirengia, gali staiga pradėti elgtis kaip 2-metis, 3-metis. Arba mes žinom vėlgi, kai vaikų raida akivaizdžiai yra sustojusi. Ar ne, tai kaip, pavyzdžiui, vaikas kūdikis, kuris turėtų sėdėti, turėtų ropoti, jisai to dar nedaro. Atrodo, kad jisai yra keliais mėnesiais arba net pusę metų, gal net metais jaunesnis. Ir jeigu vaikai galėtų pasakyti, arba jeigu būtų kažkas, kas galėtų pamatyti tą vaikų vidinį pasaulį, kas po šituo visų elgesiu slypi, tai dažnai mes pamatytume, kad jam baisu, kad vaikas yra sunerimęs ir klausia, ar man dar ilgai skaudės, ką su manim darys ir kiek čia visko darys, ar aš mirsiu. Kur man pažįstami, kur tie artimi žmonės, aš nenoriu, kad tai būtų, aš atsisakau, man baisu, man skauda, man pikta ir noriu pasislėpti, pavargau. Tai visada po vaikų elgesiu, ypatingai kažkokiu netinkamu, sudėtingu elgesiu, yra nepatenkinti emociniai poreikiai ir sunkus jausmai. Ir tas galioja ne tik ligoniniai, bet ir kitose aplinkose. Jeigu turit savo vaikų, tikrai galit turbūt šitą labai akivaizdžiai pamatyti. Dar kas yra šitoj vietoj svarbu, tai nors mes ramybės būsenoj galim suvokti vaikų vidinį pasaulį. Dažnai tėvai, būdami su savo vaikais, gali suprasti, kas slypi po kažkokiu vienokiu arba kitokiu vaiko elgesiu. Kokie tie poreikiai arba kokie jausmai. Bet jeigu mes patys suaugę žmonės, ar būtume medikai, ar būtume tėvai, ar būtume savanoriai, bet kas, jeigu mus pačius apima stiprios emocijos, mūsų šitas gebėjimas matyti vaiko vidinį pasaulį išsijungia, suprastėja. Mes tada pradedame matyti tą vaiko elgesį taip piktybiškai. Pavyzdžiui, jisai specialiai taip elgiasi, jisai manipuliuoja, jisai čia tokiu būdu tik tai nori dėmesio ir taip toliau. Tai labai svarbu atminti šitoj vietoj, kad visada vaiko kažkoks netinkamas ar sudėtingas, ar elgesys, kuris kelia mums kažkokį sumišimą, nerimą, pyktį, skausmą, visada yra pagalbos šauksmas. Kažkas po tuo yra daugiau. Tai klausimas, kas gali padėti. Tai šiandien ir Smiltė apie tai labai daug kalbėjo, tai
Bet jeigu taip sužiūrėtume ar ne, sustotume ties tom 3 sritim, kas gali padėti vaikam sumažinti tą hospitalizacijos žalą, sumažinti jų nerimą, stresą ligoniniai, tai yra tiek tėvai, tiek ligoninės personalas, tiek savanoriai. Ir mes vėlgi iš tyrimų, iš mokslo žinom apie CARE principus, kurie yra nustatyti, kad tų dalykų laikymasis sumažina vaikų nerimą, sumažina traumos riziką. Ir tie dalykai nėra tokie labai sudėtingi, aš jau juos paminėjau irgi savo šiandien atidarimo kalboj, ir Smiltė, ir kiti labai daug apie juos kalbėjo. Tai kad tai yra pasirinkimas, informavimas, atsparumo didinimas per vaiko stiprybės ir emocijos, jų pažinimas ir emocinė parama. Tai truputėlį apie kiekvieną plačiau, kaip tai gali atrodyti ligoninėje, kai šalia vaiko yra arba slaugytojos, arba tėvai, arba savanoriai, ką gali daryti. Tai kaip mes galim vaikui suteikti tos kontrolės tose bejėgiškose aplinkybėse, nes šiaip negalim vaikui duoti pasirinkti, ar tave gydysim ar ne, ar darysim šitą procedūrą ar ne. Jis turi šitoje vietoje nusileisti, paklusti, bet ką mes galim jam duoti pasirinkti? Tai mes tikrai galim jo paklausti per apžiūras, pirmiausia, duosi pažiūrėti gerklę ar ausis. Ar nori likti su kojinėm, ar nusimsi. Ar žaisim šitą žaidimą, ar piešim. Ar daug turbūt patys galite sugalvoti kitų pavyzdžių, ar ne. Svarbu yra vengti tų direktyvių nurodymų, nes jau ir taip mes esam galios pozicijoje su vaikais. Tai kur mes galim pabūti tokie labiau lygiaverčiai su juo. Ir man atrodo, čia labai svarbu prisiminti Ugnę, ką sakė savo pranešime, ypatingai tokių jautrių apžiūrų metu, kai vaikui reikia nusirengti, apsinuoginti ir panašiai. Tai tikrai labai svarbu atsiklausti, duoti jam pasirinkti, kas nori, kad iš suaugusių žmonių būtų šalia tavęs. Gal reikia paprašyti brolio ir tėčio išeiti, gal mama gali likti kartu ar ne, ir taip toliau. Kalbant apie informavimą, tai irgi labai svarbu vaikam ir tėvam, kurie yra jūsų skyriuose, žinoti, kas jų laukia. Tai yra kuo detaliau juos informuoti, ką jūs patys jau žinot, ar ne, jų gydymo plane, kokios procedūros bus atliekamos, kaip jų metu jaustis gali, kaip mes tau padėsim, galbūt, kad to skausmo būtų mažiau. Ir čia paprastas pavyzdys jums patiktas, ar ne, kad apžiūros metu galima pasakyti, informuoti, kad aš dabar paklausysiu tavo širdutės, kaip tu kvėpuoji, tada patikrinsiu tavo nosį ir gerklę ir tada mes pasikalbėsim, ką turim toliau daryti su tavim, ar ne, kaip tave gydysim. Mūsų savanoriai, ką daro ateidami pas vaiką, visada prisistato. Mano vardas Ieva, kuo tu vardu? Aš atėjau pas tave pabūti, pažaisti, pabendrauti, pabūsiu su tavimi 5 valandas, aišku, tas laiko tėkmė dažnai vaikam neaiški, bet pabūsiu su tavimi iki vakarienės, iki tavo naktinio miego, mes galim piešti, skaityti, žaisti, ką tu norėtum veikti. Kitas dalykas, ko svarbu nepamiršti, vaikai gyja žaisdami. Jeigu kada nors susidūrėt su vaikų terapija, aš pati irgi esu vaikų paauglių terapeutė, tai mes su vaikais žaidžiam. Vaikai žaisdami, jie turi galimybės įmokytis ir įtvirtinti daugybę įgūdžių naujų, atstatyti emocinę pusiausvyrą ir atstatyti jėgų pusiausvyrą. Kitaip sakant, vaikai žino, kaip pagyti tiek fiziškai, tiek emociškai, reikia tik suteikti jiems saugią erdvę žaisti. Tai galit pastebėti, kaip dažnai vaikai išžaidžia kažkokias savo sudėtingas emocinės patirtis. Kaip, pavyzdžiui, grįžę namo po stomatologo, kažkokių intervencijų, ar kažkokių skiepų, ar dar kažko, jie pasiema savo žaisliukus ir daro jiems tą patį, ką su jais darė, ar ne? Tai kitaip sakant, jie pabūna bent žaidime tie galingieji, tie, kurių šiaip įprastai gyvenime ar ligoniniai, ar kitur jiems reikia klausyti. Tai man čia irgi labai patiko vienas patarimas girdėtas, kai mes sakom vaikam, tam, kad tu pasveiktum, reikia išgerti vaistus, reikia valgyti, reikia miegoti. Tai tikrai galim duoti patarimą, žaisti tau reikia irgi, kad pasveiktum, tau reikia ir bendrauti, ir žaisti. Tai vėlgi,
Kartais mūsų klausia, pavyzdžiui, ar savanorius verta kviesti prie tokių vienišų vaikų, kur, viskas su jais gerai, bet jie tokie labai išdykauja, jiems labai reikia ar ne kažkokio užimtumo. Tai tikrai taip. Vien dėl to, kad bus kas su jais pažaidžia. Irgi labai svarbu. Na ir turbūt vienas svarbiausių dalių, tai irgi apie tai mes kalbėjom daug šiandien, dar kartą tik užtvirtinsiu, kad tai yra apie jausmų normalizavimą ir priėmimą. Labai dažnai dar tenka girdėti tuos visus neverk, nebijok, neskaudės, neliūdėk, ar ne, kaip ir Žilvinas šiandien sakė, sako, neliūdėk. Staiga nuotaika ir pasitaiso mums visiems, ar ne? Tai tikrai taip nėra, lygiai taip pat ir su vaikais. Jie jaučia tai, ką jaučia. Elgesys gali būti netinkamas, jį ten kartais reikia suprasti, kas po juo, jį taisyti, bet jausmai visi yra kokie yra, mes jų nepakeisim. Ir kas apsaugo nuo kažkokių vis tik tai žalų, sudėtingesnių padarinių, kai mes patiriam tos sunkius jausmus, tai būtent tada, kai su tais jausmais mes nesam palikti vieni, kai yra kažkas šalia, kaip tokių konteinerių gali pabūti ir išbūti su tais mano jausmais ir juos atlaikyti, nebandant jų pakeisti ir nebandant jų nuneigti. Nes irgi, net ir su tėvais kalbant apie, pavyzdžiui, vaikų auklėjimą, būna, kad atrodo, kad reikia tą vaiką kuo greičiau pralinksminti, kad jis nebepyktų padaryti. Ne, dažnai aš sakau, jeigu jūsų vaikas sėdi ant nerimo suoliuko, jeigu jūsų vaikas sėdi ant liūdesio suoliuko, jeigu jisai sėdi ant pykčio suoliuko, tai atsisėskit šalia ant to suoliuko su juo ir pasėdėkit, pabūkit tame kartu. Ir vaikams tikrai reikia to pripažinimo, normalizavimo ir legalizavimo jo jausmų. Pasakymo, kad žinau, kad neramu. Man irgi būtų neramu šitoj situacijoje, ar ne? Arba aš esu šalia ir gali pasidalinti, kas tave gąsdina. Na ir aišku, artumas ir ryšys, jis yra be galo mums visiems svarbu, mes čia niekam nenaujiena esam socialiniai individai. Ir tiesą pasakius, anksčiau teko skaityti tokių duomenų literatūroje, kad gal esat girdėję, kad, pavyzdžiui, tarpukarį, kai būdavo labai daug vaikų globos namuose arba po karo, daug naujagimių, daug kūdikių globos namuose neišgyvendavo. Ir buvo aiškinamasi, kodėl jie neišgyvena. Ir paaiškėjo, kad būtent tie kūdikiai, kurie būdavo arčiausiai praėjimo, kur praeidavo kažkokie prižiūrintis darbuotojai, tie vaikai didžiausia turėdavo tikimybę išgyventi, todėl kad jie turėdavo didesnę tikimybę būti paliesti, paimti ant rankų, kažkaip paglostyti. Tai artumas ir lietimas mums yra net ir gyvybiškai svarbu, kad išgyventume, panašiai kaip maistas. Ir aišku, su vyresniais vaikais mums svarbu yra atsižvelgti, kiek jie to artumo nori. Mes ir mokom savanorius atsiklausti, stebėti vaiką, kiek jisai prisileidžia, neiti prie vaiko per greitai ar ne, nelysti, kaip sakant, prie jo per daug. Bet vis tiek to ryšio bent jau per atstumą jiems visiems reikia. Ir čia Smiltės pranešime, Jurgitos turbūt matėt labai akivaizdžiai apie tą kūdikio raidą ir kas yra svarbu kūdikiam. Tai kūdikiam yra svarbu suprasti, kad pasaulis yra saugus, kad pasaulis yra vieta, kur yra žmonių, kuriais aš galiu pasitikėti, kad jeigu verksiu, kažkas supras mano poreikius, kažkas atlieps, padės, nes tai yra vaikui žinutė net ir apie jį, kiek jisai pats yra svarbu šitam pasauliui, kiek jisai pats yra iššifruojamas žmogus. Čia yra savivertės visi pagrindai dedami šitam laikotarpiu, pirmaisiais mūsų gyvenimo mėnesiais, emocinės reguliacijos pagrindai. Tai įsivaizduokim, jeigu kūdikis, naujagimių skyriuje arba kūdikių skyriui verkia keliolika minučių, keletą valandų ir niekas jo nepaima ant rankų, niekas neprieina, niekas nepatenkina jo poreikio, tai jau tada jisai gauna žinutę, kad pasaulis yra nesaugi vieta ir aš šitam pasauliu esu nesvarbus, neiššifruojamas, nereikalingas žmogus. Tai kai kartais sako, ar kūdikiam reikia to šilumos, meilės, artumo, nešiojimo, juk jie nieko neprisimins po kelių mėnesių arba po kelių metų. Jie prisimins, jie labai prisimins ir nebereikal yra sakoma, kad tie pirmieji mėnesiai, pirmieji metai yra mūsų pagrindas ir laimės ir pasitikėjimo savim ir visų kitų dalykų.
Lygiai taip pat ir paliatyvios slaugos pacientams mes turim daug atvejų, kai vaikai nekalba, nejuda, jie tik tai guli, bet jie vis tiek reaguoja. Jie reaguoja į rankų prisilietimą, jie reaguoja į kalbą savanorio, kažkokios knygos skaitimą, pasakojimą, dainavimą ir panašiai. Tai va, ir prieinu prie to, koks vienas iš tų sprendimų ir kodėl tas sprendimas gali būti pakvietimas mūsų savanorių į gydymo įstaigas, ir tą jau daro, kaip minėjau, ligoninės 6 Lietuvos miestuose. Nes visą tai, ką pasakojau, visi šitie punktai yra svarbu, kad juos darytų ir tėvai, esantys šalia vaiko ligoniniai, ir personalas, kiek galimybės leidžia, kiek yra tam laiko ar ne, ir jėgų dar. Ir lygiai taip pat savanoriai gali būti tada, kai tėvų nėra šalia. Tai mūsų savanoriai rūpinasi būtent vaikais iš 3 grupių. Tai pirma grupė yra vaikai iš globos namų, tada kaip globos namų darbuotojai negali būti su vaiku ligoniniai dalį laiko arba visą laiką. Tai yra vaikai iš krizinių situacijų šeimose ir vaikai, su kuriais negali būti jų tėvai ar artimieji dalį laiko arba visą laiką. Ir tikrai norisi šitoje vietoje pabrėžti, kad mes ligoninėse esam tie savanoriai, kurie galim padėti ir tėvam būti tuo atokvėpiu, galimybę pailsėti. Ir tais atvejais ypatingai, kai yra kažkokios sudėtingos aplinkybės šeimoje ir mama, tėtis, močiutė ar kiti žmonės negali su vaiku būti visą laiką ligoniniai. Tai tada irgi bent tą dalį laiko gali būti savanoriai. Ir mes turim jau per šitą laiką sukaupę daugiau nei 1000 istorijų, daugiau nei prie 1200 vaikų mes jau budėjom per šituos daugiau nei 6 veiklos metus. Ir tos istorijos, kaip minėjau, yra labai įvairios. Vaikai yra nuo kelių dienų amžiaus iki 17 metų, iš labai skirtingų aplinkybių, su labai skirtingom ligos istorijom. Ir labai skirtinga vėlgi yra trukmė, kiek mes esam buvę prie vaikų. Kartais tai yra tik tai kelios dienos, dažniausiai tai yra kelios savaitės, tiek kiek serga vaikas, bet yra buvę atvejų ir kai mūsų savanoriai būna, bendrauja su vaiku keletą mėnesių arba netgi daugiau nei 2 metus. Na ir kokia tai vis tik ryšio galia, apie ką ta mano žinutė šiandien, ką norėjau jums perduoti. Tai čia irgi apie tą buvimo savanorių prie vaikų naudą, prie vienišų vaikų naudą. Tai kad pirmas dalykas, ką mes akivaizdžiai matom, kad kai prie vaikų būna savanoriai, tai tikrai yra mažiau vaikų elgesio problemų. Nes jeigu prisimenat tą ledkalnį, jeigu vaikų emociniai poreikiai yra patenkinti, jeigu vaikų jausmai yra atliepiami, tai akivaizdžiai tiem vaikam mažiau ir reikia kažkaip sudėtingai elgtis. Kokie tie emociniai poreikiai atliepiami? Tai pirmiausia saugumas. Aišku, reikia būti, kaip sakyti, realistam. Neatliepsime visiškai saugumo poreikio vaikams. Ta galėtų padaryti tik tai tėvai, artimi žmonės vaikui, kurie jį augina nuo gimimo ir toliau. Jie sukuria tą pilną saugumą vaikui, bet savanoriai gali tą bent dalinį saugumą sukurti, koks yra įmanomas tose aplinkybėse. Vėlgi tai yra matymas. Vaikai matomi ne tik iš išorės, ką jie demonstruoja, ką jie kalba, šoka, dainuoja, o galbūt keikiasi, ar ten kažkaip neklauso, ar išdykauja, bet matomi ir iš vidaus. Matomi, kaip jie jaučiasi, o tas yra labai svarbu. Iš tiesų, irgi kalbant apie mūsų psichikos sveikatą arba mūsų gebėjimą kurti konstruktyvius santykius su kitais žmonėmis vėliau gyvenime, apie mūsų savivertę, vienas iš svarbiausių veiksnių, ką mes turim būti patyrę vaikystėje, tai kad kažkas mane matė mano vidinį pasaulį. Kažkas atspindėjo mano jausmus, juos priėmė, kažkas matė mano poreikius, kurie yra viduje. Tai yra labai svarbi sąlyga mūsų psichikos sveikatai ir vaikystėje, ir užaugus. Tai šalia matymo vaikai gauna nuraminimą,
atliepimą į tuos poreikius, ar ne, ir įgalinimą ir daug kitų dalykų. Na, pagerėja miego vaikų kokybė, žinom, akivaizdžiai, ar ne, kad miegas yra labai susijęs su mūsų emocinė būsena. Pastebimas greitesnis vaikų sveikimas ir čia mato tiek mūsų savanoriai, tiek medikai patvirtina šitą rezultatą. Pagerėja vaikų emocinė motorinė raida. Tokių pavyzdžių mes turim daugybę. Labai dažnai aš dalinuosi vieną istoriją apie berniuką, galbūt ir jūs jau ją girdėjot, kai mes pradėjom budėti šalia vaiko, kuriam buvo tuo metu 6 mėnesiai ir jis jau buvo 2 mėnesius vienas ligoniniai. Na vėlgi, kai sakau vienas, žinom, kad ligoninės personalas buvo, bet nebuvo kažkokių artimųjų šalia. Ir kai mes pradėjom prie jo budėti, tikrai akivaizdžiai vaiko raida buvo atsilikusi. Jis dar nedarė daug dalykų, ką turėtų daryti 6 mėnesių kūdikis. Jis nesivartė, ką jau kalbėti apie sėdėjimą ar kažkokius kitus dalykus. Ir pradėjus mūsų savanoriams su juo būti, nieko ypatingai specifiškai nedarant, tiesiog nešiojant, žaidžiant su juo, kalbant, bendraujant, tas vaikas ne tik, kad fiziškai stiprėjo kiekvieną dieną, bet ir emociškai atsigavo. Niekada nepamiršiu, kai savanoriai sakė, žinai, sako, jisai pradėjo ne tik juoktis ir šypsotis, kas aišku džiugina, bet sako, jis pradėjo verkti ir pykti, kas ypatingai rodė, kad šitas vaikas tikrai sveiksta ir viskas su juo bus gerai. Tai šalia to vaikai, šalia kurių būna mūsų savanoriai, jie turi galimybę pabūti daugiau griname ore, nes irgi galimybės leidžia. Vaikai įgyja naujų žinių ir įgūdžių, jie gauna užimtumą, nuraminimą ir tai irgi yra labai svarbu. Kalbant apie įgūdžius vaikų, kuriuos jie gauna su mūsų savanoriais, tai tikrai jie gauna tokių visokių pamokėlių, nes savanoriai su jais žaidžia, piešia, lipdo, daro įvairius darbelius. Bet čia irgi noriu pasidalinti vieną istoriją, kurią pasidalino mūsų savanoris. Sako, jam ten teko pereiti iš vienos patalpos į kitą ir teko kirsti gatvę. Ir vaikas, eidamas per gatvę, berniukas, numetė tokią šaką ant kelio, ant gatvės. Ir savanoris jam sako, žinai, sako, bet čia dabar bus kliūtis automobiliams, gali sukelti tokį nesaugumą vairuotojui. Tas vaikas tuo metu nesureagavo, atrodė, kad galbūt neišgirdo arba gal buvo jam net ir nesvarbu. Bet grįžtant po kelių minučių atgal tuo pačiu keliu, jisai pats nuėjo ir tą šaką pakėlė ir patraukė nuo kelio, kad, žodžiu, automobiliam nebekliudytų. Tai atrodo, tai yra gyvenimiška smulkmena, ar ne, bet kiekviena diena, kiekviena minutė tų vaikų gyvenimuose gali būti labai reikšminga. Kitas dalykas, ką kalba mūsų personalo žmonės ar ne medicinos darbuotojai, su kuriais mes bendradarbiaujam, tai jie patys sako, kad dabar palatose, kuriuose anksčiau būdavo tie vieniši vaikai ir dabar jie būna, yra ramu. Ir ramu ne tik todėl, kad vaikai yra užimti, bet ir patiem medikam yra ramu. Sako, man dabar praeiti tą palatą širdies nebeskauda, nes aš anksčiau turėdama ten tas 15 minučių laisvas eidavau pas tuos vienišus vaikus, bandydavau kažkaip su jais užsiimti, kažką jiems duoti, kad jie nebūtų visai tokie liūdni ir palikti. Bet, sako, dabar kaip yra gera, kai aš žinau, kad jie ne tik 15 minučių to džiaugsmo patiria, kiek galėdavau aš anksčiau duoti, bet kad dabar visą laiką yra šalia to vaiko jūsų savanoriai, jie keičiasi ir teikia vaikui tą užimtumą, nusiraminimą ir poreikio atliepimą. Vėlgi, grįžtu prie Rimanto Kėvalo pranešimo, kuris minėjo apie perdegimą personalo. Tai tikrai, man atrodo, mūsų savanoriai gali būti stipri pagalba tame. Kodėl? Todėl, kad jie gali daryti tai, ko medicinos personalui nelabai ir priklauso. Ta prasme, nėra tokio etato ligoniniai, kas turėtų užimti tėvų funkciją. Ar ne? Nes tas visas emocinių poreikių atliepimas šiaip iš esmės yra tėvų ir artimų žmonių vaidmuo vaiko gyvenime. Tai žinom, kad taip mes medikai, slaugytojas tikrai gali būti ir šiltesni, ar ne, ir draugiški vaikui ir taip toliau, bet jie neturi atlikti tėvų vaidmens. Tai šitoj vietoj, man atrodo, savanoriai, būdami šalia vaikų, gali tą vaidmenį atlikti. Ir tokiu būdu atlaisvinti rankas medicinos personalui. Na ir patys medikai mums sako, kad dažnai dėl savanorių buvimo visa
skyriaus visas emocinis klimatas keičiasi. Ir čia prie tos visos naudos vaikams, tai apie tą elgesio modelį aš jau minėjau, ar ne, kaip jie daug ko išmoksta ir gerų dalykų, ar ne, iš mūsų savanorių, bet vienas iš tokių momentų svarbus, kad tikrai ne vieną vaiką jau girdėjom sakantį mūsų savanoriam, kad sako, kai užauksiu, aš irgi būsiu savanoris. Tai kitaip sakant, ta teigiama patirtis užkrečia. Pabaigai dar noriu paminėti dėl to, kiek galima mūsų savanoriais pasitikėti, nes čia buvo per diskusiją klausimų apie tai, kaip įleisti ar ne čia tą svetimą žmogų prie vaiko. Tai noriu pasakyti, kad mūsų savanoriai tikrai atsakingai paruošiami. Pirmiausia, jie praeina atrankas, tada praeina 6 savaičių mokymus, kur girdi daug apie vaikų poreikius, apie raidą, apie savo vaidmenį prie vaikų. Taip pat yra nuolat teikiama pagalba savanoriams iš mūsų darbuotojų, koordinatorių. Kitaip sakant, savanoriai niekada nelieka vieni iš esmės, bent jau nuotoliu, jie nuolat gali gauti tiek tokią emocinę, tiek techninę pagalbą iš koordinatorių. Na ir vėlgi vykdome tokius kasmėnesinius susitikimus arba supervizijas, kur savanoriai gali aptarti savo patirtis, išsiventiliuoti apie savo patirtis, gauti palaikymą vieni iš kitų, iš darbuotojų, kas irgi stiprina jų kompetencijas ir gebėjimus ir teikia jiems palaikymą. Na, o kai reikia, esant kažkokiom sudėtingesnėm situacijom, irgi visada turi galimybę gauti pagalbą iš psichologų. Na ir užbaigti noriu tokia citata, kuri yra tapusi mūsų organizacijos veiklos moto, turbūt tokiu varikliu, kuris motyvuoja mus visus, tiek darbuotojus, tiek savanorius būti ir toliau veikti ir padėti vaikams. Tai supratimas, kad kaip mes tiem vaikam padedam. Tai pirmas dalykas, savanorio buvimas šalia tikrai padeda apsaugoti vaikus nuo tos emocinės žalos ir potencialios traumos, kuri galėtų būti, jeigu vaikas būtų paliktas vienas. Kitas dalykas, mes žinom, kad vaiko raidoje kiekviena diena yra svarbi. Ir net ir kelios dienos, o tuo labiau kelios savaitės ar keli mėnesiai patirties, kada tu esi matomas, suprastas, girdimas, nuramintas, atspindėtas, turi įtakos visam tolesniam gyvenimui. Ta irgi sako mokslininkai, vaikų raidos traumų specialistai. Tai šitą mintimį noriu aš ir užbaigti, o jeigu dar dirbate kažkokioj ligoniniai, kur nėra mūsų savanorių, tai visada galite su mumis susisiekti ir mes ieškosim būdų, kaip galėtume bendradarbiauti ir pasirūpinti vienišais vaikais, jeigu tokių būna jūsų įstaigoje. Tai ačiū.